konferencija. Ir labai svarbu yra nuolat pasidalyti savo patirtimi, kaip mums sekasi, kas vyksta, kas mums trukdo, kas padeda, kas trikdo, kokios pagalbos mums dar reikėtų. Ir apie visą tai mes šiandien kalbėsime darbo grupėse daugiau. O dabar mes esame Kaišiadoryse, tai paprašysime Kaišiadorių vyskupą, Jo ekscelencija vyskupą Joną Ivanauską, pasakyti mums žodį. Garbėsiu Kristui, kviečiu visus pradėti mūsų šitą susitikimą malda. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Nuoširdžiai sveikinu visus atvykusius į mūsų Kaišiadorių vyskupiją. Nuoširdžiai sveikinu Kauno arkivyskupą metropolitą, Telšių vyskupą, vyskupą mūsų emeritą, vyskupą Juozą, brolius kunigus. Labai nuoširdžiai sveikinu jūs atvykusius iš visų Lietuvos vyskupijų, iš Vilniaus arkivyskupijos, Kauno arkivyskupijos, Telšių vyskupijos, Panevėžio vyskupijos, Šiaulių vyskupijos, Vilkaviškio vyskupijos ir, žinoma, mūsų Kaišiadorių vyskupijos. Sveikinu šeimos centrų, darbuotojus, vadovus, savanorius, jūs visus, kurie padedate jauniems žmonėms pasirengti šeimai, pasirengti šeimos gyvenimui. Labai malonu jūs sveikinti mūsų vyskupijoje. Tikrai galėčiau pasidžiaugti mūsų vyskupijos šeimos centro veikla, darbu, savanoriais, kurie nors ir mūsų vyskupijoje tikrai nėra didelių miestų, nėra daug santuokų, tačiau tiek dekanatų centruose, tiek parapijose yra daug žmonių, kurie rūpinasi tuo, kurie deda pastangas. Noriu taip pat pasidžiaugti ypatingai šeimomis, kurios būrėsi įvairias maldos grupes, draugė meldžiasi, dalyjasi tikrai savo tikėjimo ir gyvenimo patirtimi, būrėsi į maldos grupes, pavyzdžiui, motinos maldoje, malda su šventuoju raštu. Na ir iš tikro tas didelis darbas, kuris yra visose vyskupijose ir jūsų patirtys, padedant rengtis jauniems žmonėms šeimos gyvenimui, jūsų kartu asmeninė gyvenimo patirtis, jūsų studijos, yra kartu bendras mūsų bažnyčios turtas. Ir manau labai tikrai tikslinga yra vis mums visiems susitikti, vieni kitus pamatyti, kartu pabendrauti, pasidalinti. Manau labai svarbi yra ir ta krikščioniška bendrystės dimensija. Popiežius Pranciškus apie bet kurią sielovados sritį kalbėdamas pabrėžia jos evangelizacinę dimensiją. Tai ne tik tai, ką mes tiesiogiai darome, pavyzdžiui, karitatyvinėje veikloje, šeimos sielovadoje, bet kartu ta tikėjimo žinia. Nes gerai suprantame, jog kalbėdami apie krikščionišką santuoką mes kalbame apie dviejų, pirmiausia, jaunų žmonių tikėjimą, jų gyvenimą Evangeliją,
jų kartu sąmoningą supratimą krikščioniškai auklėti savo šeimą, savo vaikus. Ačiū, kad atvykote, linkiu tikrai prasmingo darbo, krikščioniško tokio šilto jaukaus bendravimo. Po pirmųjų pranešimų kviečiu dalyvauti katedroje šventose mišiose, kurioms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius ir pasakys homiliją. Eminencija kardinolas, kuris yra Lietuvos vyskupų konferencijos šeimos tarybos pirmininkas, tiesiog virusai užpuolė ir negalėjo atvykti, prašė jūs visus pasveikinti, prašė kartu melstis už būsimąjį sinodą, kurį popiežius Pranciškus kvies rudenį, kvies vyskupus iš viso pasaulio, prašė pasakyti, jog visur, visose vyskupijose kviesti melstis už sinodą. Noriu žodį pakviesti tarti Kauno arkivyskupą metropolitą Sigitą Tamkevičių.